Ir labas vakaras Facebooko televizijos žiūrovai. Šiandien, labas vakaras, šiandien mes savo nuostabios ir žavios vedėjos neturime, kalnai jos nepaleidžia ir šiandien pokalbį su mūsų viešne Judita Janavičiūtė Milickienė, kineziterapeutė, praversiu aš. Vėlgi tos pačios taisyklės, kas norite užduoti tiesiogiai Juditai klausimus, junkitės, užsimkite studijoje eilę. Mes jūs priimsim pokalbio pabaigoje. Kas jau netilpsite į studiją, rašykite į komentarus arba į chatą. Ir pradėsime nieko nelaukdami nuo labai svarbių dalykų. Nes pasirodo, sužinojau šiandien, kad kaip mes valomės toksinus, mūsų organizmas tiek reaguoja, kad prasideda pokyčiai mūsų laikysenoj kažkokie, nenoriu čia dabar nesąmonių prišnekėti, aš Juditos ir paklausiu. Kai valomės organizmą nuo toksinų, valomės kepenis, žarnyną, limfinę sistemą, kas įvyksta su tais visais mūsų griaučiais ir kitais dalykais? Kadangi mūsų visi vidaus organai turi ryšį su mūsų kūnu, tai kai vyksta pokyčiai vidaus organuose, tai natūralu, kad valymėsi dalyvauja kepenys, žarnynas, tai spazmuoja raumenukai, ypatingai mūsų ta kvėpuojamoji diafragma, todėl kad dešiniajam šone taip po diafragma yra kepenys. Ir sakykime, kartais net užtenka išgerti taurę vyno iš vakaro arba suvalgyti labai riebaus maisto, kad mūsų kepenys sureaguotų ir mūsų tą diafragmos skliautą nuleistų žemyn. Ir automatiškai tada mes riečiamės į kamuoliuką. Ir be abejo, kai reaguoja žarnynas, gali atsirasti pilvo diskomfortas, irgi automatiškai mus tada traukia visur žemyn ir mes tada pradedam kūprintis. Kai pradedam kūprintis, taip, pečiai keliauja į priekį, taip, galva irgi keliauja į priekį, nes mes norim taip, vis tiek žvelgti tiesiai, taip nei grindis. Dėl to atsiranda tas nugaros suapvalėjimas. Tai taip, gali tas valymasis taip įtakoti mūsų laikyseną. Ypatingai tos viršutinės mūsų krūtininės dalies. Tai žodžiu, jeigu žmogus nusprendžia pradėti tą sveiką gyvenseną, jisai turi pasiruošti visokiem pokyčiam, net ir kažkokiam nepatogumam. Pratęskite mintį. Tikrai taip. Netgi nuotaikos pokyčiams irgi, nes vėlgi, kas vyksta žarnyne, tai automatiškai mūsų nervų sistema irgi reaguoja. Tai galime jaustis labiau vangus, sakykime, didesnį nuovargį, blogesnės nuotaikos, nes mažėja tas mūsų tolerancijos, sakykime, slenkstis, mažėja apskritai organizmo to resursai. Tai tikrai tas irgi gali duoti įtakos. O kaip savo palengvinti tą visą procesą? Palengvinti mes galim tiesiog šiek tiek masažuodami, sakykime, kvėpuodami tą diafragmą. Tai pats paprasčiausias tiesiog užsidedam rankas taip, ant apatinių šonkaulių, tarsi bandom apkabinti tą visą savo šonkaulių lanką ir tiesiog bandyti tuos delnus įkvėpti. Taip, bandyti kuo plačiau įkvėpti, kad kuo labiau ištempti tą diafragmą į šalis. Taip, dar vienas variantas, kad tiesiog savo pirštų galiukais švelniai įlįsti po šonkauliais. Taip, ir mes jausim po šonkauliais kietumą, tai vėlgi galim didesnį kietumą jausti dešiniai pusėje, tai po šonkauliais, nes ten yra kepenys pasislėpusios. Ir kai jos jautresnės, tai automatiškai tas raumenynas gali būti labiau sutrauktas mūsų dešiniajam šonui. Tai tiesiog kvėpavimas į tą visą šonkaulių lanką. Taip, ir kvėpavimas tarsi į savo pirštų galiukus. Ir kai kvėpuojame į pirštų galiukus, tai irgi bandom tarsi truputėlį taip pasilenkti žemyn, kad mes savo kūno svoriu truputį atsimasažuotumėm visą diafragmą. Ir nereikia ten pirštų sukišti iki riešų, taip užtenka mažą, taip pirštų galiuką, nagiuką tarsi užkišti. Tiesiog mes taip aktyvinsim kraujotaką, kaip aktyvinam kraujotaką, tai natūraliai tas raumenukas po truputį atsipalaiduoja ir mes galim pagerinti tiek tą pojūtį čia, tiek tą pojūtį ir čia. Supratau. Ir aš taip įsivaizduoju, kad šiais laikais, kai visi vaikšto su telefonais susikūprinę ir ta laikysena yra tragiška pas visus,
absoliučiai tiek vaikus, tiek suaugusius, tiek pagyvenusius žmonės. Tai va, pavyzdžiui, ta netaisyklinga laikysena, kiek jinai yra svarbi žmogaus savijautai ir sveikatai, kodėl čia taip svarbu ta laikysena yra? Tai pradėkim nuo paaugliukų. Svarbu tame, kad kai mūsų kūnas formuojasi, ir, sakykime, paaugliukai, vaikai yra minkštesni, kai kaulas suauga, sukaulėja, tai automatiškai jis ir, sakykime, lieka labiau paspaustas, kalbant apie stuburo slankstelius. Taip. Tada automatiškai ta netaisyklinga laikysena įtakoja kvėpavimo sistemą, taip, nes mažėja tūris plaučių, kurie gali plėstis, apsunkina vėlgi širdies veiklą, nes eina spaudimas į visą tarpuplauti. Taip, tuo pačiu įtakoja ir virškinimo sistemą, nes vėlgi viskas spaudžia žemyn. Taip. Kai galva eina į priekį, užspaudžiam kaklo slankstelius, taip, gali prasidėti rankų tirpimai, galvos svaigimai, nes yra užspaudžiama kraujotaka, užspaudžiami nervai, kurie išeina iš kaklo slankstelių į mūsų rankas. Lipam žemyn, taip, su laiku gali atsirasti, sakykime, dubens dugno, taip, juosmeninės problemos, automatiškai klubai, keliai ir pėdos. Bet čia vėlgi, reikia eilės metų, kad tie pakitimai atsirastų organizme. Ir dėja labai liūdna, kad tos, sakykime, stuburo problemos jau dabar kuo jaunesniam amžiui atsiranda. Nes, sakykime, pas mane pačią jau ateina 12 metų vaikai, jau, sakykime, su ta jau netaisyklinga, stipriai netaisyklinga laikysena. Tai tiesiog įtakos paskui gyvenimo kokybę, kaip mes jausimės. Tai galima arba daryti kažką, arba nedaryti, žinom, ko norim. Pavyzdžiui, ką tokio daryti, kažkoks gal yra paprastas toks patarimas kasdienai, kad prisiminti savo tą laikyseną, kad išsitiesti, gal yra kažkoks triukas jūsų kineziterapeuto ar kažkas tai? Dėja, triukas slypi pačiame žmoguje. Sakykime, taip, kaip visada, įpročių keitime. Taip, nes dažnai, kai mes, sakykime, telefoną, taip, tai mes visą laiką galvą laikom čia. Tai tiesiog bandyti savo priminti visą laiką, kad aš galvą laikau ne čia, bet čia, truputį ją pastumę atgal. Nes automatiškai, jeigu gerai matosi, tai kai galva išvažiuoja į priekį, mes kūprinamės, taip reaguoja mūsų krūtininė stuburo dalis. Kai galvą grąžinam tarsi atgal, automatiškai išsitiesina krūtininė dalis, taip, išsitiesina pats kaklas. Tai nereiškia, kad aš tam turiu formuoti dvigubą smakrą, taip spaus galvą į save stipriai, bet lengvai, kad šiek tiek mes pajustumėm tą kaklą nugarinę pusę. Taip. Ir dar, kas padeda, sakykime, tai viršutiniai kūno daliai atsipalaiduoti, pats paprasčiausias, sakykime, teniso kamuoliukas. Jeigu turit, galite paimti ir taikyti tokias savimasažo technikas, tai mūsų viršutiniai pečių dalį. Tai tiesiog su priešinga ranka, tai dedam taip ant vieno petuko, įspaudžiam, maždaug dedam ten, kur rūbų to linija praeina, prispaudžiam švelniai, taip, ir tiesiog taip pasukiojam ratukais. Ir ten, kur jausim, kad yra kažkokia didesnė įtampa, stipresnis skausmas, jautrumas, tai ten mes galim truputį labiau paspausti ir pamasažuoti. Nereikia, kad tie ratai būtų tokio dydžio, taip, mes veikiam tik tą trapecinį raumenuką, mentės keliamą raumenuką. Taip, bet toks labai nedidelis ratukas, nes mums reikia išlikti kuo mažesniam plotui. Taip, kuo mažesniam plotui. Ir jau iš kartas pojūtis pasijus, kad malonu, šiurpuliukai eina, galim vieną, kitą pusę pamėginti. Šitą petį skauda, jau antrą dieną. Taip laiku. Ir galim kitą pamėginti, ir galim palyginti kairę, dešinę pusės, nes gali būti skirtingai, gali būti vienodai. Taip. Tada vėl ant to paties taško mes galim pajudinti kaklą į vieną į kitą pusę. Raumenį sutrumpinti, raumenį išilginti. Tai vėlgi jausim, pojūtis vienu metu sustiprėja, taip tempimų, kitą kartą spaudimų. Taip mes tarsi judinam audinius, taip vienas kito atžvilgiu, aktyvinam kraujotaką. Taip tas saugas, tas tarsi išjudinam. Taip. Ir dar vienas variantas, prispaudžiam
kamuoliuką, į tą patį tašką ir mes galim ranką pakilnuoti. Taip, irgi išilginam raumenį, sutrumpinam raumenį. Tai priešinga ranka ir jaučiam. Ir žiūrim, kuris mums variantas malonesnis. Ar juda galva, ten ar tuos ratukus darom. Taip, ar judinam ranką. Tam vienam taške galim iki minutės. Tai nereikia ten 10-15 minučių minkyti, nes po to audiniai bus kaip sudaužyti, kaip sumušti. Iki minutės maksimum tą vieną pratimuką. Ir dar galim atsimaigyti va čia po raktikuliu, nes čia praeina krūtinės raumenys, kurie yra dažnai linkę trumpėti. Plius yra pietinis nervų rezginys, kuris jeigu užsispaudžia, duoda simptomatiką į rankas, tirpimus, skausmus, jėgos praradimą. Tai tiesiog dedam kamuoliuką taip įstrižai po va šituo kaulu, po raktikuliu. Taip, ir galim išilgai, kaulų nemaigom, taip po kauliuku. Taip, spaudimą labai silpną naudojam, taip stipriai čia nereikia, arba galima taip pat irgi ratuką, jeigu jaučiam, kad kažkuris taškas yra jautresnis. Ir vieną kitą pusę pasimėginam, palyginam, pasižiūrim. Taip, tada dar galima su šituo stebuklingu masažuokliu. Taip. Tikrai stebuklingas. Stebuklingas. Galim apsičiupinėti savo kaukolę, taip, iš kaklinės tos dalies, jausti, kur prasideda pakaušis, kur yra tokie gumburai. Taip. Vėlgi galim dėti teniso kamuoliuką ir jį taip truputėlį ant to kaulo dabar išsišokimo to truputį pamasažuoti. Vėlgi galim daryti tokį ratuką arba paspaudimą. Taip, bet vėlgi tas judesys labai toks minimalus. Ir daugiau spaudimų. Vėlgi vieną kitą pusę galim pasibandyti, pasižiūrėti, kur pas mus daugiau galbūt įtampos yra. Taip, gali tokie vėlgi šurpuliukai. Jeigu eina šurpuliukai, reiškia pataikėm. Būtent tą įtampos tašką. Taip. Ir dar kas liečia, sakykime, tarpumenčio zoną, tai mes galim tą teniso kamuoliuką įsidėti tarp mentės ir stuburo. Taip. Ir atsiremti į sieną. Taip, ir truputėlį tarsi pasivažinėti ant to kamuoliuko sieną. Taip, nedėti ant stuburo, nedėti ant mentės, bet grynai dėti į tą tarpelį tarp stuburo ir mentės. Tai būtų viršutinės tos pečių juostos, sakykime, atpalaidavimas. Ir kas liečia juosmenį, tai čia daugiau būtų to dubens, sakykime, padėties tas neutralizavimas, nes dažnai, kai mes stovim, mūsų dubuo yra pavažiavęs į priekį. Tiesiog mūsų taip veikia gravitacija ir gyvenimas, nieko nepadarysi. Tai tiesiog bandyti tą savo dubenį truputį tai pastumti atgal. Taip. Nereikia, ta prasme, kad ten atsikištų uodega, taip, uodegų nereikia atgal, bet kad truputį tą svorio centrą pernešti ant kulnų, kad jaustumėm, kad šiek tiek įsitempia pilvas, tai pilvo apačia, taip ir truputėlį įsitempia užpakalinė šlaunų dalis ir sėdmenys. Tada dubuo yra neutralus, čia dirba, čia atsipalaiduoja. Nes dažnai, kai dubuo nuvažiuoja į priekį, tam, kad kūnas išlaikytų galvą virš dubens, galva važiuoja pirmyn ir automatiškai mes riečiamės ir čia apvalėjam iš krūtininės dalies. Ir tai nebūtų vien, sakykime, to raumenyno stiprinimas, nes jeigu mes mankštinsimės taisyklingai, bet vis tiek mūsų laikysenos įprotis išliks tas pats, kad aš čia atsėdžiu, arba taip sėdžiu, tai ta prasme, tas nepadės. Deja, bet reikia save sąmoningai stebėti. Iš pradžių, aišku, bus sunku, galbūt kažkokių tai priminimų ten reikės, ar lapukų prisiklijuoti, bet po to, kai kūnas įpranta, mes jau apie tai sąmoningai negalvojame. Mums gaunasi tada natūraliai. Ir aišku, kuo mes nuo jaunesnio amžiaus mokinsim vaikus, paauglius, aišku, ten labai daug kantrybės reikės, bet tuo paprasčiau bus tam jaunam žmogui jau paskui laikyseną tą taisyklingai išlaikyti. Ir plus, vėlgi, tas mūsų noras, motyvacija ta labai svarbi. Jeigu mes norim, mes padarysim. Jeigu mes nenorim,
nepadarysim, bet kartais tas ribas, sakykime, pasimatuoti, kiek aš galiu, kaip sakant, nesirūpinti savimi irgi svarbu. Nes tie simptomai, sakykime, skausmai, tai jie iškart signalas kūnui, kad man negerai, prasme, reikia kažką keisti, arba ne. Taip, nes dažniausiai ir pastebėjau, kad žmonės kažką imasi daryti tik tai tada, kada jau skauda, o ne prevencija kažkokia. Taip, nes skausmas yra jau paskutinis signalas. Prasme, jau tai reiškia, kad ta, sakykime, laikysenos pokyčiai, jie per ilgą eilę, ta prasme, metų formavosi. Ir dar kas labai svarbu, ypatingai vaikams, tai tėvų pavyzdys. Nes jeigu tėtis, mama sėdi va taip ir sako vaikui išsities, tai jis tikrai neišsities. Nes jis darys tą, ką jis dėja mato. Tai va. Taip, čia tai tikra tiesa. Ir aš norėjau paklausti, nes, pavyzdžiui, ta laikysena labai dažnai būna, jinai atspindi žmogaus vidinę savijautą, nes net ta, kur našlės kupra, kur mes kalbėjome, net tas terminas yra, tiesiog būna, kad per gyvenimą žmogus tiek gavęs smūgių, kad jis tiesiog, sukumsta. Tai ar ta našlės, ta kupra vadinama, čia yra irgi laikysenos problema, ar čia jau kiti dalykai? Ir tas, todėl, kad dabar daug tie, sakykime, struktūros pokyčiai lemia mūsų emocinę būseną, bet tiek pat emocinė būsena irgi gali tos struktūrinius, sakykime, stuburo kūno pokyčius lemti. Nes kai mes gūžiamės į kamuoliuką, taip, tai dažniausiai žmogus slepiasi, be abejo, saugosi, kai įsitempia pečių juostą, sakykime, jisai neša kažkokią naštą, tai prasme, savo, kitų, be abejo, diafragma, taip, yra pirmas raumuo, kuris sureaguoja į stresą, nes yra netgi posakiai, atėmė žadą arba užspaudė kvapą, ta prasme, nes jinai tiesiog suspazmuoja mums įkvėpimo metu ir nebeatsipalaiduoja. Nes būna antiek jinai suspazmuota, kad žmogus jau nebegali pasisukti. Taip, per šonkurus. Ir dažnai, sakykime, juosmeninė dalis pas mus kenčia tada, kai irgi yra kažkokia gynybinė reakcija, ne? Nes žmogus tada tarsi išsipučia, taip, įsitempia juosmeninė dalis, jisai tarsi padidėja, paaukštėja, taip, pasiruošęs kovoti, pavojų jis turi atrodyti stiprus ir baisus, tai dėl to įsitempia stipriai juosmeninė dalis. Tai negalima sakyti, kad tik tai, sakykime, emocija galėtų lemti kažkokius pokyčius, bet per eilę metų, per, sakykime, kažkokius darbo, gyvenimo ten įpročius, tai 1+1, dar kitas dalykas, ne, tai gali būti taip, kad be abejo tas irgi duos įtakos. Plius mes šiauriečiai, ne, vėjas, šaltis, mes irgi šildomės, gūžiamės, dėl to labai žiemą svarbu nešioti šaliką arba striukę, kad čia nepūstų, ta prasme, kad mes nekeltumėm pečių. Tai va, tai šiluma, šaltis irgi veikia. Ir kartais netgi prisilietimas veikia pačio rūbo, ne? Nes kartais būna labai stipriai aptempti rūbai, jie sutrikdo, ta prasme, limfos kraujotaką, limfoteka, ne, kraujotaka, automatiškai tada nervo, raumens mityba kenčia ir duoda tą laikysenos pokytį. Laikysenos pokytį netgi persirgtos ligos gali duoti, nes kvėpavimo, sakykime, ligos vėlgi užspazmuoja čia, užspazmuoja nugarą. Operacijos kažkokios, tai vėlgi randinis audinys visą laiką traukia į save, ten kaulų lūžiai, kažkokios traumos, žodžiu, kūnas pasakoja istoriją. Taip, ir sekant kiekvieną segmentą, ta prasme, tu kažką gali sužinoti naujo. Nes kartais netgi numuštas mažasis kojos pirštelis gali duoti laikysenos, eisenos pokytį, kuris paskui bus laikysenos pokytis. Netgi kartais gali duoti įtakos ir dantys, žandikaulis, dantų implantai, nes keičiasi kaukolės, ta prasme, kaulų išsidėstymas. Tai viskas. Viskas susijęs, holistinis požiūris, jisai pasitvirtina medicinoje, nes vienoje vietoje skauda, kita vieta kenčia, tu turi žiūrėti viską, reaguoti. Taip. Nes, pavyzdžiui, mes labai dabar žiūrim mitybą, ten atsisakom cukrų visokių, tenai baltų miltų ir panašiai, nes vis tiek tie dalykai irgi kaupiasi.
Taip, nes balti miltai, angliavandeniai yra paprastieji, cukrus, ta prasme, irgi yra angliavandeniai, kurie, jeigu yra didelis kiekis, skatina audinių uždegiminius procesus. Bet cukrus, tų angliavandenių nereikėtų visiškai atsisakyti, todėl kad tai yra pagrindinis mūsų smegenų maistas. Tai tos proporcijos mityboje turėtų būti, prasme, kad, bet aišku, tas angliavandenis jau turėtų būti, nežinau, vaisius kažkoks tai ten saldesnis, ne ten bananas, vynuogės, ta prasme, kad arba ten pilno grūdo kažkokie produktai, bet aišku, jų, ta prasme, kiekis neturėtų būti didelis. Nu, tai šitą mes mokomės, čia mes visą turime jau biblioteką. Bet šiaip kūne renkasi ir tos druskos, ir tie cukrai visur, jie kažkur dedasi. Tai prieskoniai, taip. Taip, nes sakykim, jo, nes liaudiškai taip, ten vadinasi, kaupiasi druskos, bet tai yra tiesiog stuburo osteochondrozė. Tai yra natūralus stuburo dėvėjimasis. Ir sakykim, kuo tas stuburas mažiau yra judrus, taip, tai tuo labiau tas dėvėjimasis vyksta, degeneraciniai tie pokyčiai vyksta, todėl kad nėra tinkamos kraujotakos aplink tas struktūras ir natūraliai aplink tuos lankstelius kaupiasi maži tokie kalcio, ta prasme, ataugėlės tokios. Ir atsiranda paskui tie visi. Tai vadinasi, reikia judėti ir sportuoti, ne? Tai va čia kaip tik ta kita tema, nes čia pradeda žmonės kaip puola, tai, pavyzdžiui, ten bėgiot, pradeda ten šokinėti, jodinėti. Tai aš, pavyzdžiui, esu girdėjusi, kad didžiai daliai moterų apskritai bėgiojimas kaip sportas netinka. Ar taip yra? Taip, iš dalies, todėl, kad moterų dubens anatomija, šlaunikaulio anatomija yra truputėlį kitokia, taip, negu vyrų, nes dubuo yra platesnis, taip, ir žemesnis truputėlį. Tai automatiškai, kai eina šlaunikaulis, taip, dubuo tai yra tas truputį, čia pasisuksim, truputį tas didesnis kampas, ne? Ir kai darom tą bėgimo judesį, ne, perkeliam svorį ant vienos, ant kitos pusės ir gaunasi toks tarsi dubens švitavimas, ne, kenčia klubai, keliai, pėdos, automatiškai stuburas, nes nėra tos amortizacijos. Bet tai nereiškia, kad, sakykime, visos moterys negali bėgioti, ne, nes yra skirtingų tų sudėjimų, galų gale yra skirtingas pasiruošimas. Ir, sakykime, ir ko mes norim to bėgiojimo. Ar mes norim siekti rezultatų, dalyvauti olimpinėse žaidynėse, tai tada taip, mes bėgiosim, nes mums rūpi rezultatas. Bet jeigu norim sveikatintis, tai tą, sakykime, veiklą galima pakeisti tuo pačiu ėjimu, kardio, netreniruoti puikiai. Kopimų į piliakalnį, labai geras sportas, tiek į viršų, tiek į apačią, nes dirba visas kūnas. Taip. Tada galima to dviračio, elipsinių treniruoklių, pakeisti, pasižiūrėti. Tai alternatyvų yra. Nes dabar, irgi čia labai daug mūsų grupėje žmonių vaikšto didelius atstumus vaikšto ir paskui būna įvairių nusiskundimų nuo to vaikščio, nes paskui paaiškėja, kad avalynė bloga, netinkama. Taip. Tai ką tu gali pasakyti apie tą avalynę, nes čia dabar visokių madingų yra ten ta basos kojos ir panašiai. Kokia yra iš tikrųjų geriausia vaikščiojimui avalynė? Vieno atsakymo nėra. Priklauso vėlgi, kaip ta pėda atrodo. Taip, nes vėlgi pėdos forma per gyvenimą pas mus keičiasi. Ir, sakykime, kaip čia augant, ne, ta pėda po truputėlį plokštėja, skliautas leidžiasi. Į visiškai, sakykime, nuo ten, nežinau, patogių minkštų sportbačių į tą basos pėdos avalynę pereiti irgi reikėtų palaipsniui. Ta prasme, nereikėtų taip daryti, kad vieną dieną vaikščiau su savo minkštais patogiais kėdais, kitą dieną užsidėjau tuos naujus batus ir praėjau 20 km. Tai taip geriau nedaryti, nes mes turim pėdai po truputėlį leisti prisitaikyti prie naujo paviršiaus. Ir vėlgi, sakykime, propaguoti tą tikrą basą pėdą vaikščioti, ypatingai dabar po žolę, po akmenukus, po smėlį, bet vėlgi nereikia visą dieną, po truputį. Nes mes turim vėlgi pripratinti, dirbti, aktyvinti tuos pėdus, tuos biologinius taškus, tuos aktyvius. Turim stimuliuoti raumenukus.
Nes mūsų pėda ilgą laiką, nuo vaikystės, tai gal ten 20, 18, 30 metų buvo batuose. Ir ją dabar paleisti į laisvę, ta prasme, irgi reikia po truputėlį, nes gali tai prasidėti pado uždegimai, nes pėda tiesiog neįpratus. Ir pradėti, sakykime, vaikščioti ne asfaltu, ne kažkokiu takeliu, bet miško, ta prasme, kažkokia danga ar žole, kad truputėlį būtų to minkštesnio paviršiaus, kad po truputį saikingai pradėti ir aišku stebėti savo savijautą, ar neskauda padai paskui, sakykime, kitą dieną, ar neskauda blogo. Tai, žodžiu, iš vis reiktų turbūt skirti laiko, nueiti pas, sakykime, į parduotuvę ten, kur jau padaro pado ten visą diagnostiką ir pasirinkti būtent pagal save. Negali taip universaliai sakyti, kad tiem tiks tie. Deja, bet taip. Tikrai taip. Geriausia be abejo, kad individualiai tą pėdą pasižiūrėtų, ten kartais daro atspaudus, kartais ten lazerių nuskanuoja ir tada jau, ta prasme, galima kažką jau tada jau žiūrėtis ieškos. Ir svarbu, kad nebūtų to fanatizmo, kad viskas, nuo rytojus aš einu tik su šitais batais, daugiau niekada nedėvėsiu kitų batų, arba eisiu po 20 km per dieną. Tai jeigu tu neėjai vakar, tai gal šiandien pradėk nuo 2 km, tai va tokį truputį ramiai leisti kūnui adaptuotis. Aš jau pastebėjau, kad čia visose sferose, tiek su organizmo valymu, tiek sportu, tu turi įvesti, išvesti dalykus palengva, keičiant, kad nebūtų šoko organizmui tokio. Būtent. O dabar žiūrėk, Judita, aš esu girdėjus, kad yra tyrimai įvairūs atlikti, kad, pavyzdžiui, būna, žinai, iš įvairių sportinių užsiėmimų, tarkim, vienas yra, kur tinka vos ne visiems raumenim, pavyzdžiui, irklavimas, ne? Ar tu esi susidūrus, kad yra kažkoks, pavyzdžiui, universalus užsiėmimas, kur jau didžioji dalis raumenų dirba? Nėra. Ta prasme, nereikėtų užsikabinti, sakykime, už vieno sporto. Kad viskas dabar lankysiu pilatesą ir tik pilatesą. Nes po kurio laiko, kai organizmas pripranta, taip smegenims jau pasidaro nuobodu, nervų sistemai nuobodu, ir tada jau tu judesi atliksi nesąmoningai. Belė kaip, čia pilvą įtrauksiu, neįtrauksiu, čia pakelsiu, nepakelsiu. Prasme, nervų sistemai reikia iššūkio. Ir galbūt nesirinkti ten iš karto štangos kilnojimo, bet, sakykime, rinkti sportus, kur yra dirbama daugiau su savo kūno svoriu. Tai, sakykime, tos pačios funkcinės treniruotės, pilatesas, ten joga gali būti, kalanetika, šiaip treniruotė su savo kūno svoriu, ar su, prasme, pats savarankiškai, arba, aišku, geriausia su specialistu pradžiai bent pradėti, bet neužsisukti vien tik tame. Prasme, bandyti įvairius, ta prasme, užsiėmimus, įvairias veiklas, nes kūnas... Šokiai, nuostabu. Turi turėti iššūkių, kad jis tobulėtų, turi būti iššūkių. Gerai, jau mes einam po biškį į pabaigą, aš dar turiu tokį klausimą ir aš žinau, kad Giedrė laukia užduoti savo klausimą, mes ją taip pakviesim į studiją. Ar gali, pavyzdžiui, pats žmogus save diagnozuoti, nes dažnai būna, nueini pas šeimos gydytojas, jis sako, ar tu gali ten taip suimti rankas ir jau pagal tai tau gali pasakyti kažkokią diagnozę, ar tiesa? Ne. Sakykime, negaliu susijimti taip už nugaros su rankom, tai čia yra simptomas. Klausimas, ar bus kaltas petys, ar kaklas, ar kepenys, tulžies pūslė. Ta prasme, tai vėlgi išsamesni tyrimai, nes jeigu mes pradėsim gydyti viską vienu metu, tai iš to rezultatų irgi nebus. Todėl, kad kūnas, nervų sistema veikiama tik yra, ta prasme, vienoj zonai. Nes jeigu bus labai daug dirgiklių, tai, ta prasme, nervų sistema jau ten išprotės. O tarkim, pavyzdžiui, jeigu vaikam, paaugliam, ištiesinti tą stuburą, tai, pavyzdžiui, plaukimas būtų išeitis? Vienas iš. Ne pagrindinis, taip. O pagrindinis? Vėlgi kineziterapija, užsiėmimai su specialistu, kuris dirba
kvalifikuojasi su, sakykime, su paaugliais, sakykime, ten ištiesinė, ane, su stuburiuko. Todėl, kad kineziterapija yra labai plati sritis, vieni kvalifikuojasi su žandikaulio sąnariu, kiti labiau, sakykime, su kūdikiais dirba, su paaugliais, ten su senjorais, ten su suaugusiais. Nes vis tiek tas kiekvienas amžiaus tarpsnis turi savo irgi niuansus, plus paaugliai, ta branda lytinė, automatiškai berniukai, mergaitės irgi, ta prasme, turi būti išskirstyti arba programa kažkokia specialiai jiems parengta, todėl kad negalim visko, ta prasme, pagal vieną sistemą sustatyti. Absoliutinti jau. Taip. Gerai, dabar aš pakviesiu Giedrę, nes aš žinau, kad jinai turi klausimą. Va, reikia mikrofoną to, Giedrė. Tu gal paties įjung. Labas vakaras, Rūta, Judita. Labą. Tai aš turiu klausimą. Aš šiaip lankiau stuburo mokyklą dabar pusę metų, nes turiu skoliozę ir osteochondrozę ar porozę. Kalkėjimą, kaip sakė. Tai aš kai darau pratimus, man dažnai sako, kad aš visada keliu pečius. Ir tuo metu, kai keliu pečius, nedirba tie raumenys, kurie turėtų dirbti. Ir man per pusę metų nepavyko jų nuleisti. Tai aš noriu paklausti, gal turite pasiūlymų ar kažkokių pratimų, kuriuos galėčiau kiekvieną dieną daryti, kad aš pradėčiau tuos pečius laikyti normalioj pozicijoj, kažką darant. Pirmi, sakykime, pokyčiai, juntami gali atsirasti po kelių mėnesių, bet tie tokie didesni rezultatai gali būti po metų, po 2 metų. Čia vėlgi priklauso, kaip sakiau, kaip mes kasdienybėje elgiamės, nes jeigu mes sportuojam 2 kartus per savaitę po valandą, bet mūsų įprotis čia yra, arba čia, tai natūralu, kad tuos petukus, sakykime, priversti nusileisti, tikrai bus didelis iššūkis. Ir kadangi, kai kilnuojasi tie pečiai į viršų, tai rodo tiesiog, kad visa mūsų viršutinė trapecija, jinai visur kompensuoja tuos silpnuosius raumenukus. Tai tiesiog duot savo laiko, darykim, sakykime, irgi tos visus masažavimus pečių juostos, ką, manau, tikrai daro, ten irgi mokina. Ta prasme, tęsti daryti toliau ir, sakykime, daryti galbūt mažesnėm apkrovom, mažesnėm amplitudė. Nes tas pečių kėlimas reiškia, tiesiog, kad vyksta kompensacija. Tai reiškia, tiem rombiniam raumenukam yra per sunku, tai kompensuoja čia. Ir aišku, tada visą laiką kreiptis į specialistą, kuris veda mankštą, sakyti, kaip yra, kaip ta prasme, kad jis jūs koreguotų. Nes, čia yra ilgas procesas, tuo labiau, kad jeigu ten eilę metų buvo taip, tai sakoma, kad ištaisyti tą problemą mums reikia 2 daugiau laiko. Tai dar 20 metų. Ar daugiau reikia? Visą gyvenimą. Tai, ta prasme, įmanoma, bet, ta prasme, tikrai reikia labai daug laiko ir be abejo kantrybės. Supratau. Gerai, ačiū už patarimus. Prašau. Tai ką, labai ačiū tau, Judita. Nežinau, kaip kiti, aš asmeniškai labai daug sužinojau dalykų. Labai ačiū, kad radai laiko ir su mumis pasikalbėjai. Ir aišku, labai lauksim tave prisijungiant prie mūsų komandos šitų sveikuolių žmonių, nors aš manau, kad tu ir pati savo jau sveiką, sąmoningą gyvenimą gyveni seniai. Bet toks žmogus visko būna, bet taip. Tiesiog malonu turėti tave savo kolektyve. Tai ką, tai ačiū tau už vakarą. Ačiū, kad mumis iš tikrųjų Giedrė inicijavo su savo klausimais. Tai labai buvo smagu pabendrauti. Gerai, ačiū labai. Ate.